Sveika, jeigu tu esi mama, noriu tavęs paklausti vieną klausimą. Jeigu kažkokiu magišku būdu atsiranda laisvo laiko tavo dienotvarkėje, kur gali skirti tą laiką savo, ką tu renkiesi daryti? Ar bėgi toliau tvarkyti namų, ruošti vakarienės, uždėti skalbimo ir kad tu būtum dar geresnė mama? Aš per tą laiką, per tą brangų laiką renkuosi kurti. Ir šiame video būtent apie tai kalbėsiu, kodėl kūryba yra neatsiejama kiekvienos moters dalis ir kodėl ji yra tokia svarbi. Kodėl motinystėje kūryba neturėtų būti siejama su kaltės jausmu, kaip jinai aktyvuoja moterišką energiją ir kodėl šeimai kartais vienas svarbiausių dalykų yra būtent mamos gerovė. Tai labas dar kartą, mano vardas Rūta, jeigu dar esam nepažįstamos. Esu 1 metų sūnelio mama, gyvenu Portugalijoje. Ir mokausi visko iš naujo iš tikrųjų, nes taip viskas pasikeitė per tuos metus, kur atrodo neišneša galva. Ir šitas video noriu, kad būtų labiau toks pasikalbėjimas, tiesiog pasidalinti savo mintimis, nes tikiu, kad tikrai daug mamų galėtų susitapatinti su manimi ir labai norėčiau išgirsti tavo nuomonę, pastebėjimas, kaip tu jautiesi. Dabar tokie tamsus vakarai, atrodo, dabar filmuoju video 10 ryto, turiu įjungti šviesas visur. Nešalta ir niru ir manau būtent tokiamis dienomis turim dar labiau skirti dėmesio savo ir savo psichologiniai sveikatai, nes ir taip nelengva per tuos visus lietus ir šalčius. Tai pradžiai norėčiau pakalbėti, kodėl kūryba ir kaltės jausmas atsiranda. Kaip ir pradžiai minėjau, atrodo, kai atsiranda ta minutė, atrodo ant tiek įpratus esu, kad turiu būti produktyvi, turiu sukurti kažkokią vertę namam, šeimai ir visą laiką save nustumiu į patį galą. Bet to pasiekoje aš jau pasimokiau, kad išlenda tos visos pasiekmes, nes galų gale aš perdegu nuo tos būdies, nuo visko ir jaučiuosi pametus save ir net tikrai jaučiu tokį jausmą, kad aš esu tik tvarkytoja namų, gamintoja, prižiūriu vaiką ir daugiau nieko neveikiu. Ir jeigu tu esi tokioje situacijoje, motinystės atostogose, tai tikrai labai lengva atsidurti tokioje būsenoje. Ir tada kas kenčia nuo to? Aišku, kenčia šeima, kenčia vyras, kenčia vaikai, kenčia artimieji. Kur ta kaltė atsiranda? Gal dėl to, kad iš moters yra tikimasi tiek daug, kad mes turime viską padaryti, bet noriu su šituo video griauti šitos dalykus ir įrodyti, kaip yra svarbu, kad mes pasirūpintume savimi. Tai šiuo atveju kalbu būtent apie kūrybą, nes kūryba tai nėra, kad tu bandai pabėgti nuo vaiko ar nuo šeimos, priešingai, tai yra grįžimas į save. Ir gal reiktų apibrėžti tą savoką pačią, kas yra ta kūryba. Tai aišku, tai gali būti kažkokia vizualinė išraiška, kaip muzikos kūrimas, piešimas, dainavimas, šokimas, bet tai gali būti gaminimas. Bet vėlgi, tai nėra, kad pradėsiu gaminti ten šeimai subalansuotą kažkokį maisto, gal tu svajoji kažkokį tortą įsikepti savo pati, kurį tu norėtum paragauti, o ne tavo vyras ar vaikas. Tai kūryba yra viskas, kas tau leidžia atsiriboti nuo tos kasdieninės rutinos ir tiesiog prisiminti, kas tu esi savo pati. Sekantis dalykas, tai noriu pakalbėti, kaip kūryba grąžina į moterišką energiją ir kodėl yra taip svarbu nepamesti to ryšio su savo moteriška energija ir intuicija. Tai nežinau kaip jūs, bet šiaip mano požiūris, kad šeimoje yra ta vyriška ir moteriška energija ir jos abi turi išbalansuoti. Ir aš nekalbu apie stereotipinius kažkokius darbus, kad ten vyras turi daryti tą, moteris tą. Tai yra visiškai šeimos pasiskirstymas, ką jūs darote, bet realiai tu pati puikiai žinai, kada tu jautiesi atsipalaidavus, kai tu jauti, kad tau nereikia kontroliuoti dalykų, kai tu paleidi vadeles. Tai čia yra tas sugrįžimas į moterišką energiją. Esu skaičius tikrai nemažai Robert Greene knygų. Tikrai rekomenduoju paskaityti ir tau, kur yra labai daug kalbama grinai apie tą žmogaus vidinę prigimtį ir kas yra svarbu. Noriu net pasidalinti vieną citatą, kad kai darai tai, ką kyla iš tavo vidaus, tai tampa, čia iš anglų kalbos turbūt versta, kad tu tampi magnetiškas, kad tu pradedi pritraukti tuos dalykus. Tai svarbiausia yra nustoti ir įsiklausyti, ką tavo tas vidus šaukia ir tik tokiu būdu tu gali sugrįžti į tą moterišką energiją, kurią tu spinduliuosi ir ją jaus tavo šeima, tavo vaikai ir visi aplinkui bus laimingi, nes tu būsi laiminga pirmoje vietoje. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Tai realiai, kai tu susigrąžini tą jausmą į kažkokį buvimą, o ne darymą, nes visi tie dalykai, kuriuos minėjau buityje, ten tvarkymas, skalbimas ir taip toliau, tai yra kažkoks darymas, tu nebūni toje akimirkoje. Aišku, nežinau, šiomis dienomis aš bandau praktikuoti tokius mini pratimukus dienos eigoje, kad kuo dažniau būčiau tame buvime.
Tai pavyzdžiui, net jeigu aš būnu duše, dažniausiai aš jaučiu, kad aš skubu, aš plaunu galvą, ten greitai makaluoju belenkaip ir bandau tiesiog sąmoningai išbūti toje akimirkoje. Jeigu aš plaunu galvą, tiesiog plautis, atsipalaiduoti, padaryti sau mini masažą galvos ar kažką, ar irgi ten šveičiu odą, sąmoningai jausti, kaip kempinė liečia mano odą, tiesiog įsigilinti tą akimirką ir būti, nes dažniausiai net jeigu mes ir darom tas kažkokias veiklas, kuriuose turėtume atsipalaiduoti, kaip pavyzdžiui dušas, mintise mes jau galvojam, aš išlipsiu iš dušo, turiu padaryti tą ir aną, ir vėlgi mes tik tuo labiau tolstam nuo tos moteriškos energijos šaltinio moteriškos energijos ir galų gale mes perdegam. Tai dėl to, sakau, yra labai svarbu susirasti tą veiklą, kūrybinę veiklą, kurioje tu gali tiesiog būti. Tai sakau, kur iš tavęs niekas nieko nesitikė, tu niekam neturi raportuoti, tu neturi kažkokių įrodyti rezultatų, tiesiog būti toje akimirkoje. Tai mano atveju yra šitie YouTube video, nes tai yra mano mylima veikla, susidėti kameras, atsisėsti, apgalvoti, ką aš noriu pasidalinti su jumis. Ir aš tiesiog būnu. Ir dabar man taip gera ir žinau, kad skyrus šią valandą savaitės bėgyje, aš jausiu 100 kartų daugiau, nes jausiuos, kad kažką padariau dėl savęs, pabuvau toje akimirkoje, kurioje tiesiog būnu. Ir dabar aš tiek kalbu ir man kaupiasi ašaros iš tos akimirkos, iš to pačio buvimo. Tai realiai tas buvimas jungia tave su intuicija vidinė, o ne kažkokia kontrolė, kad aš turiu kontroliuoti. Aš čia nieko neturiu kontroliuoti, aš tiesiog kalbu, tiesiog leidžiu mintim lietis laisvai ir tiesiog būti savimi. Ir tai maitina tą mano vidinį gyvybingumą ir galų gale atneša labai gražių rezultatų. Ir iš tikrųjų norėjau paklausti irgi tavęs, tai kada tu paskutinį kartą leidai savo tiesiog būti kažkokia akimirkoje, o ne atlikti kažką performinti. Nežinau, ar teisingai irgi lietuviškai sakau, nes irgi, man atrodo, visą laiką mes karjerą užsisukę, kad tu turi rezultatus, tie savaitiniai susitikimai, tai ką tu šiandien pasiekiai? Nieko nepasiekiau. Aš tiesiog buvau, aš tiesiog gyvenau, buvau žmogumi ir išjaučiau tą pačią svarbiausią akimirką. Kitas dalykas, išmokau leisti savo reikštis be rezultatų. Tai čia irgi ta obsesija atsirado gal iš mokyklos laikų, universiteto, darbo, karjeros, nes iki kol tapau mama, tikrai buvau labai į karjerą orientuota, tai visokie paaukštinimai man labai rūpėjo, kokiose įmonėse dirbau ir visą laiką, kad atnešiu kažkokių rezultatų. Ir to pasiekoje mano šiaip asmenybė tokia yra, kad jeigu aš kažkokią veiklą pradedu daryti, man iš karto sukasi verslo idėjas, kaip galiu kažką monetizuoti. Bet aš pastebėjau su tokiu požiūriu, kai aš pradedu daryti naują veiklą, niekada netneša gerų rezultatų. Aš tiesiog perdegu, nusiviliu, kad netneša kažkokių rezultatų ir tos veiklos nebetęsiu. Tai dėl to vėlgi pateiksiu kaip pavyzdį šitą YouTube kanalą, kuris yra mano asmeninis projektas, kuriame aš pirmą kartą gyvenime pasakiau, aš kursiu video, nes tikėsiu jokių rezultatų. Ir aš pilnai tikiu, čia mano gyvenimo moto, net sakau, what belongs to me comes to me easily, tai kas man priklauso ateis savaime ir be jokių pastangų. Tai aš tikiu, jeigu aš išliksiu autentiška, kalbėsiu, ką aš iš tikrųjų manau ir kuo tikiu, pritrauksiu tą visą gėrį, kuris gali ateiti kaip kažkoks šalutinis poveikis, rezultatas. Tai vėlgi, ar tai yra peržiūros, ar tai yra moteris, kurios mane susiras ir tapsim draugiam, bendramintėm, kuriam galėsime dalinti šitais dalykais, bet tik dėl to, kad aš tikiu, ką darau ir nedarau to iš kažkokių įskaičiavimų. Tai netgi juokdavausi su draugais, kalbėdavau, kad man viską, ką darau, reikia kažkaip monetizuoti. Tai tau nereikia nieko daryti. Jeigu tu pieši piešinį, tu gali nupiešti ir pasidėti į spintą, tau nereikia jo parduoti. Ar ten kuri muziką, tau nereikia tapti profesionaliu dainininku ar kažką, tiesiog būtoje akimirkoje ir maitinti savo vidinę energiją. Ir tokiu būdu taip pat pastebėjau, kad gimsta didesnė savivertė, nes irgi darydama šituos video aš pastebėjau, kad tikrai įgyju daugiau pasitikėjimo savimi, kalbėti prieš kamerą, kalbėti savo mintis, taip pat išdrįsti kalbėti ir žinoti, kad gali ateiti kažkas ir negražiai kalbėti su manimi, teisti ar šmeižti, ką tu čia kuri kokius video. Tas man sukuria tik dar daugiau pasitikėjimo savimi. Kalbant toliau, vėlgi, mano visa perspektyva yra būtent per motinystę. Dažnai, kiekvieną dieną kalbuosiu savo draugėm, artimom, šeimos moterim, kurios turi vaikų. Čia yra tokia natūra, kad mes tiesiog susitraukiam ir atrodo norim save padaryti kuo mažesniem, nes turim rūpintis vaikai, šeima ir taip toliau. Ir vėlgi, aš manau, čia yra taip giliai užkoduota mūsų genetikoje, kad
taip yra dėl to, kad mes norim, kad tas mažas kūdikėlis gyventų, sveikas, žaistų, augtų, mokytųsi ir taip toliau. Dėl to visus prioritetus susidėliojam taip, kad vaikui būtų geriau. Bet motinystė irgi po metų tik tai pradedu suprasti, kad kuo tu labiau susitrauksi ir prioritizuosi savo šeimą, tai nereiškia, kad šeimai nuo to bus geriau. Nes to pasekoje vėlgi kentiesi tu, tavo nuotaikos bus blogos, psichologinė sveikata taip pat labai gali būti smarkiai paveikta. Suvokiau, kad moteris, jinai nėra fonas šeimoje, nors mes dažnai jaučiamės, kad aš tik fonas, ten tvarkau, ruošiu maistą ir taip toliau, bet realybėje tai yra centras, nes viskas sukasi apie tą centrą, apie tą mamą. Diskutavus su draugais ir su vyru pastebėjom, kad vyrai būtent, kurie gyvena darnioje šeimoje, kurie turi moterį, kurie rūpinasi namų gerovę. Vėlgi, kai aš kalbu gerovę, aš nekalbu, kad tu ten turi būti tarnaitė, valytoja ir taip toliau. Ta namų gerovė yra ramybė, kuri yra ramu, kuri yra gera, kuri yra rami moteris, kuri tą vyrą sutiks, pabučiuos, apkabins, švelnumą. Visa tai vyrams realiai jiem net geriau sekasi karjeroje, nes jam nereikia švaistyti energijos, ten ginčianti su savo žmona, mergina ar partnerė kažkokia. Jie nešvaisto energijos santykiams, kurie neatneša tos ramybės, kur reikia pyktis, kur reikia kovoti, kur yra tas negatyvas. Tai kur prie viso šito to einu, kad moteris yra būtent tas centras. Tai jeigu tas centras bus ramus ir subalansuotas, visi šeimoje jausis gerai, įskaitant tavo vaikus, įskaitant vyrą, gerai seksis karjeroje ir kitose srityse. Jeigu tu esi gyvybinga, susibalansavusi, tu kursi tą erdvę, saugią erdvę savo vaikui augti. Tai tas vaikas irgi labai jaus, kokia yra mamos energija ir irgi taip pat yra labai svarbu būtent pirmieji vaiko metai, kad jie perima tą visą energiją, jie jaučia mūsų nuotaikas, jie jaučia, kaip mes kalbame suaugusieji tarpusavyje. Tai viskas yra susijęs į tokią milžinišką ekosistemą ir viskas grįžta vis tiek į tą mamą ir jos gerbuvį. Pati iš savo patirties žinau, kad aš galiu maskuoti tą dalyką, kad ne, man viskas gerai, aš čia tvarkau, ruošiu maistą, viskas ok, bet jeigu aš neskirsiu to laiko savo, tai kūrybiniai energijai, viskas kaupsis, kol galiausiai viskas sprogs į didelį pyktį, ašaras ir taip toliau, kol vėl pradėsim kalbėtis, kad gerai, man reikia to laiko kažką kurti, nes tai turi milžinišką įtaką mano psichologiniai sveikatai. Ir paskutinis dalykas, mama kiekvienam vaikui yra vienas pirmųjų pavyzdžių visose gyvenimuose srityse, nes mes tiek daug laiko su jais praleidžiame. Tai man kaip mamai yra labai svarbu išmokyti savo vaikus, kad saviraiška tai yra milžiniška gyvenimo dalis ir jinai yra labai svarbi ir ją reikia prioritizuoti, o ne kažkaip slopinti ar juo labiau neduok Dieve gėdytis. Tai aš noriu, kad mano vaikas turėtų tą pavyzdį, tą mamą, kuri skirtų laiko ir pasakytų: Sūneli, gal dabar tu pabūk šiek tiek su tėčiu ar pabūk su seneliais, bet mamai reikia to laiko, mamai reikia kažką kurti, reikia kažką padaryti. Ir tokiu būdu jūs suvoks, kad tai yra normali gyvenimo dalis, kuri yra būtina kiekvienam žmogui. Ir kad savęs realizavimas tai nėra egoizmas. Tai čia irgi esu susidūrus, aš labai mėgdavau sportuoti, skirti daug laiko dėmesio tam ir esu sulaukusi iš artimų žmonių komentarų, kur sako, oi, kaip čia save įsimylėjus, kiek čia sportuoja, ir taip toliau. Ir man irgi neišneša galva. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus pasirenka kažkokį žalingą įprotį, pavyzdžiui, nežinau, vartoti ten alkoholį ar tabaką, ar ten leisti laiką, nežinau, skirtingi dalykai. Tai tu niekada to nepavadintum egoizmu. Tu tiesiog pasakytum, žmogus mėgsta linksmintis ar kažką. Bet jeigu žmogus skiria laiką sveikatą, investavimą į savo gerbuvį, grinai sveikatą ilgalaikiai perspektyvoje, kažkaip atsiranda egoizmas ir kad tu esi savanaudiška, tai ar kad ten myli save labai, irgi man nesueina galai, bet tada irgi man tokie išsireiškimai ir komentarai labai daug pasako apie patį žmogų. Ir galiausiai tada tiesiog savęs paklausiau, gal man reiktų šiek tiek leisti mažiau laiko su tokio tipo žmonėmis, net jeigu tai yra tavo giminė ar kažkokie draugai. Ir irgi esu girdėjus frazę, kur sako, ar tu mirtum dėl savo vaiko? Dabar, aišku, kiekvienas atiduotų savo gyvybę, paaukotų per sekundę, bet ar kada nors paklausai, ar tu gyventum, įrodytum pavyzdį savo vaikui, kaip gyventi sveikai, kaip gyventi laimingai, kaip gyventi subalansuotą tą gyvenimą, kur visas tavo gyvenimo sritis daugmaž balansuoja vienu metu. Taip, bet aš manau, yra daug sunkiau kiekvieną dieną atsikelti ir rodyti tą pavyzdį savo vaikui, bet priešingai, kai tapau mama, man atsirado dar tas
visai kitokio lygio atsakomybės jausmas, kur anksčiau būdavo, ai, ten praskipinu kokią treniruotę ar kažką, ai, ten skaniau, ten pavalgysiu. Bet dabar viskas, aš jau suvokiu, kad tu negali prie vaiko tenai užkandžiauti kažkokių šokoladukų ir taip toliau, nes tas vaikas jau formuojasi gyvenimo įpročius. Vėlgi, nenoriu sakyti, kad tai turi būti kraštutinumai, viskas gyvenime yra su balansu ir saldainiai gerai, ir pasportuoti, ir pailsėti, ir filmus pažiūrėti, yra viskas su tuo gerai, bet vėlgi aš kalbu apie didžiąją gyvenimo dalį, nes tas visas pagrindas realiai nulems, kaip vaikas toliau gyvenime augs ir stebės visą pasaulį ir su juo kursis ryšį. Tiesiog klausimas gal pabaigai, tai irgi manau turėtum savęs paklausti, ką tu norėtum, kad vaikas tą gyvenimą išsineštų, būtent kalbant apie moterį ir kaip jis žiūri tave, nes jis tave mato kaip pavyzdį ir kad viskas yra gerai ir kad moteriai reikia tos vietos kurti gražius dalykus, nes iš moteriškos energijos ir ateina visa šeimos darna. Tai va, tai pabaigai norėjau pasakyti, kad labai linkiu skirti to laiko savo, susirasti tų veiklų, kurios tau teikia džiaugsmą, kur tu nejauti, kad turi kažkam atsakyti ar parodyti kažkokių rezultatų ir galvoji turbūt gal, ai, nežinau, kokia čia veikla, bet atvirai manau, jeigu aš paklausčiau, tikrai per sekundę kažkokia mintis praeitų tau tiesiog per galvą ir tiesiog eik daryk ir jauskis laiminga, jauskis gerai ir rūpinkis savimi ir tada savo šeimą. Tai ačiū labai, kad šiandien pasidėjai su manimi, buvo ilgesnis video šiek tiek, ilgiau čia pašnekėjau, bet tiesiog jaučiau norą, kad noriu be jokios struktūros, be nieko. Tiesiog išlieti mintis apie kūrybą tą visą ir labai skatinu aplink savo drauges ir šeimos narės skirti laiką savo ir būti laimingom. Tai va, ačiū labai norėčiau, jeigu pasidalintum savo mintimis komentaruose, ar būna, kad panašiai jautiesi, ar turi tų iššūkių, kur atrodo, va, turi tą valandą, bet vis tiek pradedi kažką daryti naudingo, nežinau, tvarkyti namus ir taip toliau. Tai geros dienos, labai kviečiu taip pat paspausti mygtuką prenumeruoti ir susitiksim kitose video. Iki, čiau.